Milanas yra labai toks deimantėlis, visur paprasta nueiti, visur patogu, net nereikia, jeigu turi laiko šiek tiek patinka pasivaikščioti, tai visur nueisi pėstute, visur. O sakyk, o transportas gerai veikia, jeigu mes irgi kalbam, aš laukiau, mačiau, kad pagal Google Maps... Transportas yra superinis, tik tais gal trūktų metropolitanas, kad eitų visą naktį, bet šiaip tai... Bet ir kartuoju, tai pirmoje vietoje visur pėstute nueisi. Negerai jaunai atrodyti. Italijoje. Yra minusas. Nes nerimtai tave žiūri kaip į vaiką, taip, kaip lyg be patirties esi, lyg kaip apžalas, nežinau, taip. Su patirtim, su viskuo. Biškiuką pasenęs, kad atrodytum. Tai va, čia grįžtant prie to eidžizmo temos, kad čia visai neblogai būti tokio brandesnio amžiaus, ar ne, kaip brandesnis vynas. Yra pliusas. Man kada čia ateina kokia klientė su baltais plaukais, kokia bobutė su baltais plaukais. Aš jau žinau, jos negrįš, aš jau esu per jaunas. Per jaunas esu. Rimtai. Geras. Nebūčiau pagalvojęs. Andriau, ačiū, kad pasikvietei mane į savo kirpyklą, į savo studiją. Ačiū, kad vakar pagražinai mane, beje, aš nematau. Matau, labai natūraliai, kaip mes išsiaiškinom taip. Kuris greitai baigsis tą erą, turim pabaigti tą erą, natūralus efektas. Iš tikrųjų, žinai, iš karto tokį pastebėjimą nustebau, vakar tau dar paminėjau, kai mes tarėmės dėl laiko, kadangi aš užtrukau su kitais interviu, tavęs paklausiau, ar nieko baisaus, kad atvažiuosiu gal jau per vėlų, šeštadienį 6 vakaro, gal jau per vėlų, gal jau nebedirbi ir tu sakai, ne, nieko baisaus, atvažiuok, aš čia būsiu iki 9 ir aš nustebau, nes Romoje tikrai iki 9 šeštadienį niekas nedirba. Ta prasme, tai yra tikrai rytinybė, sekmadienis, tai yra Dolce Vita. Tai Milanas yra kitoks, ar ne? Aš taip supratau. Milanas yra kitoks ir aš esu šiek tiek kitoks. Turiu savo sistemą, tu paskambini paskutinę minutę, gal palauksi, gal reikės palaukti. Šiandien moteris nebeužsirašinėja prieš 3 mėnesius. Ne? Moteris šiandien atsikelia, ragelis ir aš noriu pas tave ateiti. Jeigu pasakysi ne, nueis pas kitą. Taip. O čia ne lietuvaitės, kurios yra ištikimos. Ar ne? Milanietės Italijos jos nėra ištikimos kirpėjams, ne? Aplamai, bendrai paėmus ne. Bendrai paėmus ne. Bet tu turi, aš kiek žinau, savo klientų didelį ratą, kurie daug metų pas tave ateina ir netgi iš vieno salono į kitą dėl tavęs perėjo, ar ne? Didelė dalis yra international. Kaip visada, tradiciškai, aš pradedu interviu nuo to, koks tavo gyvenimas buvo prieš Italiją. Taip, ir jis irgi, ta istorija tavo irgi labai yra svarbi tuom, kuo tu esi čia dabar ir ką tu veiki čia ir kodėl tu čia esi, taip. Tu esi iš Šiaulių, ar ne, gimęs ir užaugęs Šiauliuose, taip. Kiek žinau, paskui kaip studentas persikraustei jau į Vilnių, taip, studijuoti Vilniuje. Ką Vilniuje studijavai? Skulptūrą. Skulptūrą, wow. Netoli nuėjai, aš pasakyčiau, skulptūra ir plaukai irgi, čia yra irgi menas. Buvo dailės sustiprinta mokykla, šokių kolektyvas ir visą laiką buvo gražus dalykai. Tai tu studijuoji skulptūrą dailės akademijoje, teisingai. Kokia buvo tavo svajonė? Tu norėjai tapti skulptoriumi, ką tu norėjai veikti gyvenime? Aš nuo mažens norėjau būti architektu. Architektų. O kodėl architektūra tuomet nestojo, o į skulptūrą? Architektūra irgi yra... Fizika, matematika? Jo, man su fizika, matematika nėra mano stiprioji dalis. Tu baigi studijas ir kas vyksta toliau? Kaip atsirado Milanas?
atvažiuoju atostogauti ir atostogos užsitęsė. Ai, va taip, iš karto po studijų tai vyko? Po metų buvo tokia krizinis momentas, kada reikia patostogauti. Taip. Noriu išvažiuoti staigiai, kaip man užsinorėjo čionais užtrukti šiek tiek ilgiau. Taip. Irgi kažkas reikėjo darbo ir galvojau, ką galiu, greitų būdų kažką tai išmokti ir dirbti. Ir neiti kažkokį barą ar kažkokiu tai baristu arba pardavėjo, kad nereikia jokios profesijos, jokių studijų. Jis vis norėjusi kažkokių tai studijų. Ir susiradau mokyklą, akademiją. Kuri beje buvo Toskanoje. Yra Toskanos Florencijos akademija. Jie turi plus franchising salonus. Ir kada aš pradėjau studijuoti, yra kursai labai greiti. Ta prasme, tu kažkiek laiko pagyvenai Florencijoje? Ne, jie turėjo kėdę Milane. Jie turėjo kėdę Milane. Taip įdomu, atsiprašau, pertrauksiu tave. Kėdę Milane, aš noriu, kad kiti suprastų, apie ką mes čia sėdė. Tai išvertus reiškia kėdę, tai reiškia vietą Milane. Aš kada pradėjau mokintis, irgi kaip mes šnekėjom apie Fortūną, kada pradėjau mokintis, man po mėnesio akademija pasiūlė darbą. Wow. Tai kur mes esame? Koks čia rajonas, papasakok man. Esame Porta Venecija. Čia labai centrinė vieta, aš sakyčiau 25 minutės atėjau nuo Duomo visai netoli, ta prasme, šalia labai gražus parkas, tokia visai nebloga vieta. Čia centras, bet visas Milanas yra centras. Visur nueisi pėstute, labai patogus miestas. Tu nori į parką? Į parką, taip. Tai mums reikia ten į viršų eiti. Jo, tai aš ieškau perėjos. Matai, kaip tu romietiškai perini? Čia visur galima praeiti. Koks šiandien gražus oras, ar ne? Oras kaip mes. Tikrai taip. Oras kaip mes. Kaip tik pakomentavom su tavim prieš tai, tu man pasakei, kad visi čia atvažiavo žiemos olimpiniam žaidynėms, taip. Ir surado pavasarį. Bet iš tikrųjų mums šiandien su tavim labai pasisekė, nes dieną prieš tai labai lyjo, ar ne, ir šiaip daug dienų buvo. Vis tiek toks mėnuo baisus visur. Žinai, man irgi dažnai milaniečiai sako, arba tie, kurie gyvena Milano, nebūtinai milaniečiai, kad Milanas pilkas čia visą laiką nepalyginsi su Romu. Kaip tavo pojūtis? Ar jauti, kad jis pilkas? Pilkas, gal šnekant apie architektūrą. Bet apie orą tie tokie pilkesni namai, apdūkę tokie namai, gal dažnai nenuvalyti, bet kada gyveni, yra viskas spalvinga. Ypač kai džiaugiesi to gyvenimo. Taip. Esame pripratę prie šalčio. Man irgi visi sako, tai tu pripratęs prie šalčio. Sakau, aš nesu arklys ar kažkokia ožka, kuri pripratę prie tų šalčių. Šiluma taigi yra geras dalykas. Kaip bebūtų, taip. Ne, iš tikrųjų aš sakau, tie romiečiai, kai atvažiuoja į Milaną, pavyzdžiui, gyventi, sako, o ne, Milanas, pilkas ta prasme klimato. Nes aš tau pasakysiu, kad į Romos, kaip tai pasakyti, romiečiai nekenčia milaniečių. Yra. Va čia yra didelė matinė, nei šilta, nei šalta. Aš turiu tų klienčių, užsieniečių, kurios gyveno Romoje
Ir nusprendė atvažiuoti į Milaną, visi romiečiai. Nu kur tu ten dabar važiuosi, ką dabar veiksi? O sako, atvažiavau ir įsimylėjau Milaną. Man tiesiog juokinga, kad atrodo lietuviams Milano klimatas būtų čia šiltas, saulė, pažiūrėk, vasario mėnuo, koks nuostabus oras, taip, galima mes čia su tavim su megztuku ir tu irgi labai lengvai apsirengi. Ta prasme, mums tai yra idealu kaip Lietuvai. Bet jeigu romietis lygintų su Milanu, sakytų, taip, o ne, Romoje yra tie 5 laipsniai daugiau ir tuo daugiau vėjo yra, tai daugiau saulės. Čia Milanas yra šiek tiek tokia kaip žiūrint, tokioj kaip duobėje. Taip. Ir šiek tiek susiakumuliuoja ir tas užterštumas. Taip. Ir aš žinau, kad vasara čia labai karšta ir sunku. Jau porą mėnesių yra sunkoka. Kur tu dingsti kažkur, bėgi kažkur iš Milano, ar aš dirbu visą laiką, brangioji. Aš dirbu, brangioji. Mes čia ne Romoje. Ta prasme, rugpjūčio mėnuo Romoje viskas sustoja. O Milane ne, paskirtyje galima užsirašyti. Sustoja, ne, šiek tiek apstoja, bet nesustoja, kaip sustodavo prieš 20 metų. Prieš 20 metų visiškas buvo kosmosas. Taip. Visą mėnesį net kavos neišgersi. Oho, nes ir net barai užsidarė. O dabar jau yra viskas pasikeitę. Ir tas Milanas tapo labai international po Expo. Ir rugpjūtis yra normalus mėnuo. Normalus, Ta savaitė, vieną savaitę. Tokia keista. Tikrai nieko nėra. Tu jau čia kiek? 20 metų, ar ne? Ar daugiau? 21, bet net neprisimenu. Taip. Tai koks tai miestas? Ir mes su tavimi vakar dar šiek tiek apkalbėjom, kad šis miestas pasikeitė per tuos metus, kai tu esi čia. Miestas yra sunkus miestas. Kaip ir visame pasaulyje, didmiesčiai tau duoda galimybių. Bet reikia daug darbo. Kas tavęs laukia užsienyje? Kažkas tai mūsų laukia Romoje, kažkas Londone laukia, New York'e mūsų laukia, niekas nieko nelaukia. Reikia irgi, reikia prisitaikyti, reikia taisyklingai šnekėti, išmokti kultūros ir susipažinti ir kontaktų. Visame pasaulyje, manau, tas pats. Kaip galvoji, tau gerai pasisekė ta užduotis? Aš save laikau pakankamai fortunato. Bet tas fortunato reiškia sėkmingų, taip? Bet ir ta sėkmė yra ieškoma. Tai va, tai aš norėjau pasakyti, tavo įdirbis buvo didelis, ar ne? Yra ieškoma. Taip. Bet irgi, jeigu tam tikrą dieną, tam tikrų metų tau po ranką pasitaiko įdomus žmogus, kuris tavim tiki, tai irgi yra fortuna. Taip. Ir tau tai buvo, ar ne? Buvo. Tu esi užsienietis, dar nedaug gyvenai Milane, taip, Italijoje, taip, visiškai, taip, žinai, dar žalias šioje srityje, taip, atvažiuoji ir tau pasiūlo darbą, taip. Su kokiais sunkumais teko susidurti pačioje pradžioje, ar greitai tave, aš nežinau, šitas pasaulis priėmė, ar reikėjo išmokti tam tikras taisyklės? Pirmoje vietoje kalba. Nes jeigu nekalbėsi ir nekalbėsi taisyklingai. Greitai pramoka, aš įsivaizduoju, taip? Buvo laiko, buvo daug laiko. Nes tu specialiai nesimokei, ar ne, pats iš... Turėjau tokią vieną, pirmom dienom, kada atvažiavau atostogom, turėjau tokią mažą knygelę ABC. Po to tokiam vakariniuose kursuose būdavau.
Taip. kada turėdavau laiko. Bet mano pagrindinis, nėra mokytojas, bet kuris žmogus, kuris mane stūmė į priekį. Taip. Mano pirmoji bosė. Mano pirmoji bosė man kiekvieną dieną sakydavo, tu šnekėk. Šneki taisyklingai, netaisyklingai, šnekėk. Šnekėk bet ką. Kiekvieną dieną man sakydavo šitą dalyką. Netaisyklingai šneki irgi, dar bijai dar daugiau šnekėti. Taip. Šnekėk bet ką, svarbu, kad šnekėtum. O dar jinai kažkokiu tau, nežinau, nuorodų kažkaip padėjo, nes aš įsivaizduoju irgi, tai nėra paprasta svetimoje šalyje pradėti karjerą, nežinant, neturint klientų, neturint bazės, kalba gal irgi neideali, irgi tame pasaulyje, aš įsivaizduoju, irgi yra savos taisyklės. Daug visokių sunkumų, daug visokių detalių, bet Milanas yra padarytas iš užsieniečių. Ta pati mano buvusi bosė ir jos buvęs bendras savininkas, jie yra iš Florencijos, o jis iš Romos, atvažiavę į Milaną. Italai, bet pusiau užsieniečiai. Ir jinai kaip italė iš Florencijos, pusiau užsienietė, atidarė saloną Milano centre. Ji man sako, visi man pasakė, kad tu kažką tai pradėsi rimto turėti po 10 metų. Taip ir atsitiko. Tiem patiem italam reikia laukti. Bet aš manau, lietuviai dabar klausydami nustebs, kaip čia mes vadinom italus, kurie atvažiavo iš Romos ir Florencijos užsieniečiais, bet taip yra, nes tai yra labai skirtingi miestai ir tai iš tikrųjų, ir čia beveik dauguma yra atvykėliai, nėra milaniečiai, ar ne? Milaniečių suskaičiuoja ant rankų. Kaip susikurti tą klientų savo ratą? Kaip įsitvirtinti? Daug metų patirties, daug metų darbo. Konkurencija yra labai didelė ir plus tu mane suprasi, šiai dienai, lietuviai tikrai manau, kad nesupras, šiandien yra kiniečių konkurencija. Nes pigiai, greitai ir be užsirašymo, ar ne? Ir kiekvieną valandą, ir kiekvieną dieną. Taip. Čia yra didelė problema. Didelė problema. Tu pradedi dirbti gan svarbiame Milano salone, taip, kaip jis vadinasi, gali priminti? Brera 13. Brera 13, kuris dar iki šiol yra, ar ne? Kitoje vietoje, bet yra. Kuris pagražindavo ne vieną taip pat garsenybę, tai buvo labai svarbus. Ir susipažinau su daug įdomių ir įžymių žmonių. Tai papasako, ką tu gražinai, ką kirpai. Tai reikia la listą padaryti. Jeigu šnekėsime apie grožį, esu labai laimingas, kad teko susipažinti su Bianca Balti. Manekenė, taip, modeliu. Aš jai plaukus ploviau, kada dar jinai net nebuvo įžymi. Ir man buvęs bosas sako, pasižiūrėk labai gerai, nes labai greitai bus top manekenė. Taip ir buvo. O dabar jinai pas tave užsuka? Ne, žmonės tokie, kurie neina pas kirpėjus. Man daugiau teko dar porą kartų ją šukuoti pas ją namuose. Supratau. Girdėjau apie Eros Ramazzotti, ne? Eros Ramazzotti, susipažinau, gėriau kavą, susipažinau su jos dukra ir 2 buvusiom žmonom. Su viena net balevojau. Oho. Mario Draghi žmoną pažįstu. Mario Draghi, wow. Irgi ją šukavai.
Taip. Wow. Aš gyvenu už Milano, aš sakau, kaime gyvenu. Taip. Ten toks mažas mano miestelis, nu net ir pas mus sekmadienį daugiau žmonių negu Vilniuje. Varėzė, ar ne, tu gyveni? Prie Varėzės, tarp Milano ir Varėzės. Aš kaip šiaurietis, man prie šiaurės. Aš įsivaizduoju, kad pradžioje gyvenai pačiame Milane, taip, bet paskui pavargai nuo Milano šurmulio, taip, ir pabėgai į gamtą, taip, bet ten į kaimą. Į kaimą. Į itališką kaimą. Tai visgi Milanas nuvargina, ne? Milanas nuvargina, nes jeigu gyveni Milane, jom reikia naudotis. Aha, taip. Po darbo, per savaitgaliais, o kada esi už Milano, tau ir savaitgalį net ir nereikia niekur važiuoti. Taip. Visiems ir gamta, ir kitas oras. Taip. Ir nes Milane reikia, jeigu esi Milane, reikia jo naudotis, nes jeigu taip jo neturi prasmės. Labai gerai pasakyta. Nes Milanas irgi daug ką duočia. Nuo parodų iki klubų viską turi. Tai ką, gyveni Milane ir sėdi namuose. Nėra tikslo. Visiškai įprastas dalykas. Žinai, ko trūksta Lietuvoje? Jeigu mes, esam lietuviai, visą laiką mums reikia pasilyginti. Lietuvoje trūksta pagyvenusių žmonių užsiėmimo. Čia yra socialinio gyvenimo, ar ne? Nuo bariuko, kur ten geria vynelį už porą eurų, kad nuo iki tų susitikimų, kur žaidžia kortomis, žaidžia irgi ten, nereikia ten ir studijuoti to kažkokio universiteto 3 amžiaus, bet tau yra daug, duoda tų tokių, matai yra ir kažkokie žmonės ir prie pensijos dirbantis. Taip. Aš manau, socialinė atskirtis yra labai ekonominė atskirtis, nes mūsų Lietuvos pensininkai savo negali, neįgali nueiti į tą pačią kavinę ir, žinai, tos kavos užsisakyti, kai čia pensininkai jie neblogai gauna, tos pensijos yra neblogos, jie gali sau leisti kas antrą dieną nueiti į bariuką ir užsisakyti to kapučino už €1,50, nežinau, Milano kainų. Ir dar gali pastatyti pažįstamui. Taip. Dar didelės problemos nėra. Dėl to ir socializacija jų didesnė, tų žinai, pensijinio amžiaus, vyresnio amžiaus, kad jie išeina, nes tai ir jų kultūroje, jų, kaip pasakyti, jau genuose pasirašyta. Kur, pavyzdžiui, yra tokios komandos, kur gal Lietuvoje dabar yra tokie dalykai, nežinau. Tipo tokios komandos, jauni žmonės padeda pagyvenusiam, nueina kažką tai nupirkti, atneša. Nežinau, jeigu tau reikia kažkur tai nuvažiuoti, atvažiuoja su valstybinė mašina, kažkur tave nuveža. Neatsirado Lietuvoje tokių dalykų? Nežinau, negirdėjau. Parašykite komentaruose. Jau kažkas turėtų atsirasti. Taip, socialinis aktyvumas vyresnių žmonių jie yra daug pasyvesni Lietuvoje. Aš manau, kad tai įtakoja ir ekonominė padėtis, atskirtis, kad jie savo to negali leisti. Čia paprasčiau, čia ir jų genuose yra, ir jų kultūroje yra tas išėjimas, bendravimas apie nieką, apie orą, apie sportą, apie politiką. Apie maistą, ką vakar valgai, ką šiandien valgysi, o ką rytoj gaminsi. Čia kaip tas anekdotas, žinai, tėvas ten, italas tėvas po pietų sako, o kiek aš daug pavalgiau, negaliu, apsirijau šiandien. Tai ką vakarieniai valgysim, žinai? Tai esu girdėjęs tų kritikų Lietuvoje tik tais apie maistą, kad tik tais pakapoti. O kas čia blogo? O kiekvienas šneka apie ką nori. Milanas man, aš kada pirmą kartą
pamačiau Milaną, aš nežinau, ar tu žinai, ką tai reiškia. Atvažiuoji su metro į Duomos aikštę, su metro, išlipi iš metro ir ką matai? Pasakiško grožio katedra. Kosmosas. Matai kosmosą. Tu dirbi Braižos salone 10 metų, paskui išeini dirbti į dar kitą gan žymų saloną, taip, ir po 20 metų maždaug, taip, tu sugalvoji, kad jau laikas tavo salonai, ar ne? Kaip tu gimė ta mintis ir apskritai, ar jį brendo jau seniai ir kaip išdrįsai? Idėja buvo visada, kažkur kažkada ir ilgai laukiau, šiek tiek per ilgokai. Tikrai jauniem kolegom pasiūlyčiau nelaukti. Kuo anksčiau, tuo geriau. Ir vieną dieną atėjo, aš tau savo pasakiau, arba atidarau, arba atidarau. Mes esame tavo salone, kuris yra netoli Porto Venecija. Tai teisingai, kodėl pasirinkai šią vietą būtent? Vieta centrinė, patogi mano klientėm. Tu paminėjai, kad klientėm, tavo dažniausiai klientai yra moteris, teisingai? Taip. Ar yra vyrų? Labai mažai. Mažai, bet yra moteris, taip. Ir tu paminėjai, kad dažniausiai tai yra tarptautinės klientės, taip, užsienietės, bet ir yra italės, taip? Taip. Tai aš labai norėčiau, man labai smalsu palyginti italės klientės ir užsienietės, taip? Kokios yra italės, kokios, kai jas ateina kirptis, gražintis, kokios jos yra? Italės, jos visko nori, jos prižiūri labai plaukus italės. Aišku, irgi gaunasi toks irgi kultūrinis dalykas, irgi gal ir sau gali daugiau leisti, nes plaukai yra šiek tiek stipresni. Ir sau gali daugiau ką leisti padaryti. Dažyti. Bet jos yra jau pripratintos nuo mamų, kad mamos nusivesdavo į kirpyklą, jos sėdėdavo kartu, šukuodavosi kartu. Vat čia yra tokia tradicija. Nepagalvojau, tikrai, taip. Iš tikrųjų, italiams tai yra įprastas dalykas. Ir pasišukavimas jom. Ne namuose, o nueiti į kirpyklą pasišukuoti. Sušukavimas made in Italy, manau, yra aukšto lygio. Taip. Aukšto lygio. Ir tai jos yra dažnesnės klientės, jos dažniau ateina, taip. Ar jos yra įnoringos, ar jos gali būti, nežinau, priekaištai? Įnoringos, nes yra pripratusios. Žino, ko nori. Mes kalbėjome apie Italian dramą, taip? Ar buvo pas tave atsitikimų dramų, kad ten, nežinau, nepatiko, reikia? Tai visko buvo, ko nebuvo. Pasakyk, kad yra pripratusios, yra didelė konkurencija, yra daug labai gerų stilistų ir Italija, kaip ir sakiau, ir jei gal kažkas tai nepatiks, ji be problemų nueis į kitą saloną. Jeigu palyginsime su lietuvaitėmis, Italės nėra ištikimos. Lietuvaitės yra ištikimos. Italijoje yra didelė kultūra kirpyklos. Taip kaip šiek tiek yra išlepintos moteris. Apie ką yra toks, žinai, pasakymas, kad kirpėjas yra psichologas, taip? Ne tik kirpėjas, bet jis yra psichologas, nes jis ir pakalba, taip, ir klientus įsišneka.
Ir sakyk, apie ką tu šnekiesi ypač su Italijam, apie kokius dalykus tu šnekiesi? Ar nueinama iki, nežinau, gal asmeniškumų, ar visgi kažkaip viskas paviršutiniškai labiau apie maistą, apie orą? Apie ką kalbasi Italijos? Kiekviena klientė turi savo istoriją. Mes kirpėjai žinome, kad daug moterų ateina ir jom neįdomu apie tave. Jom įdomu apie jas. Ir jos šneka. Bet kiekviena moteris, mano kiekviena klientė turi savo istoriją. Viena nori šnekėti, kita nenori šnekėti, kita paklaus, kaip tau sekasi, kita nepaklaus, kaip tau sekasi. Žinai, kodėl man kilo toks įspūdis, nes kai aš pati nueinu į kirpyklą, man atrodo, Italijoje, man atrodo, aš esu vienintelė ta, kuri nekalba. Ta, kuri, aš bandau kažkokį small talką, bet aš nežinau, apie ką su to kirpėju dar kalbėti. O jos ten viską ir papasako, kaip jų ten, nežinau, anūkas kažkur nuvažiavo, kažką nupirko ten ir atšventė gimtadienį, iki visų smulkmenų pakalba ir visa kirpykla taršta, visi kalba. Aplamai bendrai paėmusi Italai yra kalbanti tauta. Šiandien išgirdau tokią frazę, kurią galvojau, kaip lietuviams paaiškinti. Viena mergina paklausė, a Pasqua scendi giù? Kaip? A Pasqua scendi giù? Ir aš galvoju, kaip dabar išversti lietuviams, kaip paaiškinti šitą. Ar važiuosi pas močiutę? Ar važiuosi pas močiutę? Ar važiuosi pas močiutę? Taip, čia netiesiogiai taip išversti. Bet tas, jeigu tiesiogiai išversti, reiškia, ar leisi žemyn? Ar reiškia žemyn į savo kaimą? Ar važiuosi į kaimą? Į kaimą, taip. Nes dažniausiai daug milaniečių, jie nėra iš Milano, ar ne, gyvenančių čia Milane. Jie dažniausiai iš apačios. Milane pirmoje vietoje, žinai, iš kur bus Pugliese. Pirmoje vietoje Pugliese. Jie irgi yra keisti, jie labai tarp jų bendrauja. Ar ne? Yra, ta prasme, grupėje kaip Taip. Geras. Jeigu du Pugliese, tai jau bus draugeliai. Geras. Ir plius, aišku, tu irgi jau pagavai, aš pirmais metais, žinai, ką veiksi vasarą? Aš važiuoju į Sardiniją, aš važiuoju į Puliją, aš važiuoju į Siciliją. Nu, žinai, tai pagalvoju, kaip faina, kaip, žinai, ir, žinai, gal taip, žinai, ne mūsų reikalai yra, bet tai pagalvoju, žinai, šaunuolis užsidirbo pinigų, važiuoja geras atostogas padaryti. O tik kur jie važiuoja? Pas močiutę važiuoja į Rivnę. O atrodo, kad kažkur kažką tai veikia. Visą mėnesį būsiu pas močiutę. Kai aš vakar pas tave čia atvažiavau, pasakiau, iš kur tu gavai tas gėles, kas tau padovanojo, taip? Ir tu man gražiai atsakei, gėlės yra jums. Ir man tai buvo taip gražu, kad tu taip paminėjai, tu savo tarsi klientėm dovanoji, ar ne, gėlės, jos tavo salone visada. Kam čia? Čia viskas jums. Labai gražu. Paprastai, bet nuoširdžiai. Sakyk, aš norėčiau pakalbėti apie tokią irgi nepatogią pusę, galiu papasakoti savo patirtis taip, kad nuėjau pas tave iš tikrųjų drąsiai apsikirpti, nes kažkaip yra pasitikėjimas, nežinau, kažkaip tautietis, lietuvis, jis pažįsta mano plauką, nes aš turiu labai daug blogų istorijų, kalbu apie Romą, vėl nenoriu vėl visko subendrinti. Aš negaliu atrasti kirpėjo Romoje ir ėjau galiausiai pas rumunės, nes kažkaip vis tiek jos kerpa, ukrainietės jos pažįsta, bet su Italijam aš negaliu, nes man sugadina plaukus ir girdžiu tą patį iš kitų lietuvių, jos apkerpa, paskui viskas kažkaip negražiai žiūrisi, nes plaukas viena, kai iš kirpyklos ateini, paskui kai pats išsiplauni galvą, yra kitas dalykas. Tai nejaučia kažkoks, nejaučia ir netgi nepatinka man, kaip
apkerpa. Ta prasme, man atrodo, senamadiškai, kažkaip yra jau kitos tendencijos, Lietuvoje nuvažiuoju ir pamatau, kad jau viskas ten, nežinau, 10 metų į priekį ir jau kitokie kirpimai. Toks įspūdis iš Romos yra, taip. Kitas dalykas, kurį jau irgi vieną esam laidą su viena grožio specialistė nufilmavę apie užkulisius visų beauty salonų ir taip toliau, kai ateini ir tau tiesiog jau kliūva kažkokios detalės, higiena, net elementari higiena. Aš vėl kalbu apie Romą. Dėl to, vat, kažkaip mes lietuvius, kodėl grįžtam į Lietuvą ir ten viską susitvarkam, nes elementariai žinom, kad tau nesudegins tų plaukų, nesušukuos, bet kaip, kad higiena bus elementariai, kažkokies, vat, mes prie kitų standartų pripratusius. Tai pakomentuok šį klausimą, ar Milane yra kitaip? Aš tau pasakysiu labai tiesiai šviesiai, patys PVZ. Įeina moteris. Aš jau, kaip padaryti plaukai, jau galėčiau net nuspėti, iš kur jinai. Iš kur jinai šukavusi, ne? Kur jinai tvarkėsi plaukus. Romoje moteris turi baisius plaukus. Romoje yra kirpėjai patys baisiausi. Mano nuomonė. Taip. Moteris yra geriau susitvarkusi, kur atvažiuoja iš Napolio arba Palermo. Wow! Geras. Atencion. Čia yra Jei lankysitės Neapolyje, prašau, Palermo irgi. Tikrai nesiūlau tvarkytis plaukų Romoje. Tikrai ne. Ir Milane jau kitokia istorija. Taip. Napolyje yra kitaip. Bet čia tai geras, vadėl Neapolio netikrai Kitas stilius, kita visai kitoks. Pats baisiausias stilius yra Romoje. Aš taip jaučiu. Čia yra kritika Romai. Bet aš taip nuoširdžiai kažkaip galiu pasakyti iš savo patirties, jaučiu, kad ten galime bet kokią sritį liesti, ar kirpimą, ar nagų tvarkymą. Jie išmoko, pasibaigė kursus ir viskas, ir nesitobulina, neina, kaip vat liko prieš 20 metų, 30 metų, kaip ir viskas. Ir jie taip pat kerpa, nesitobulina, naujų technikų nesimoko, tos plaukus, kai tau džiovina, tau ten viską išsausina, išdegina. Pirmoje vietoje mokinasi, gal šiek tiek mažiau. Eina į kursus, eina. Bet skirtumas, jeigu, aišku, mes čia esame palyginti Lietuvą su Italija. Taip. Italijoje yra kita sistema kirpėjo. Jie yra visi įdarbinti. Matai skirtumą. Italijoje yra įdarbinti, o Lietuvoje yra... Laisvai samdomi, tu turi? Yra liberi profesionisti. Jie išsinuomoja savo vietą, dirbia ant savęs. Yra kitokia sistema. Dėl to va taip gaunasi. Kažkaip apie tai nesusimašiau, aš buvau įsitikinusi, ne tavo sritis, nežinai, kaip čia funkcionuoja. Yra samdomi, ta prasme, jie yra samdomi kirpyklos, teisingai? Kirpykla. Yra įdarbintas. Aš apie tai nežinau. Kiekvieną dieną ateini į darbą, kitą valandą ateini, tau ateina simpatiška klientė, tu darai. Tau ateina klientė, kuri tau nesimpatiška ir tu ją turi daryti. Žinai, šiandien kažkaip atkreipiau dėmesį į apsirengimą Milane, nes aš jau prieš tai visada sakydavau, kad Milane labai visi gražiai rengiasi. Palyginus vėl su Roma, ta vargšė Roma, aš jie vis komentuoju. Nes visiškai atrodo, žmonės ne per daug išsipuošia, bet tai kažkaip viskas suderinta, matosi, kad kokybiška, bet viskas paprasta, kažkoks akcentas, per daug nekrenta į akis, bet stilinga. Pirmą kartą mačiau, girdėjau, čia Romai tai dažnai būna. Ne, pasitaiko. Retai.
Tuo tarpu galiu pasakyti, kad Romoje labai reikia arba viskas juodai aptamta, arba tuomet reikia rodyti tos brandus, kičas labai. Ir tų brandai yra visas, Kičas PVZ. Casa Prima Vista. Hai visto? Taip. Pažiūrėk Romos butai ir Milano butai. Roma kičas. Roma, taip. Lietuva prieš Marmurai, 20. dirbtiniai marmurai, Taip, kažkokie rožinės sienos. blizgų. Ir čia pasitaiko. Taip. Bet tas pats variantas. Vakarą, kai mane pasiūlė padažyti, tu pasakei, čia matosi, čia nesimato, kažkaip tai tu pasakei, ne? Ir aš iš pradžių tavęs nesupratau. Vedo non vedo. Nes tu išvertei. Vedo non vedo. Nes tu išvertei iš italų kalbos. Išverti iš italų kalbos, keičiasi viskas. Taip, aš tokia, žinai, sėdžiu ir nesuprantu, nes vakar Andrius sako, padarom biškį, padažom, matosi, nesimato. Ir aš nesupratau, ką jis turi. Vedo non vedo. Taip, jis išvertė iš Itališkai, aišku. Taip, kad tarsi natūralus efektas, kad tarsi nesimato, kad truputėlį yra, truputėlį nėra. Matau, nematau. Matau, nematau, taip. Matosi, nesimato. Taip. Natūralus efektas, kuris labai jau atsibodo. Gana to natūralaus efekto, kad irgi, žinai, kaip natūraliai lūpas pasidarei, kaip natūraliai nusidažėjau, o to natūralumo, kur tas natūralumas? Nėra. Natūralumas yra balti plaukai, ilgi iki čionais, gal kokia dar barzdelė, ūsė, tas yra natūralu. Irgi aš noriu pasiūlyti vieną projektėlį, kur parašyti tokį apsakymą apie tą, baigim tą effetto naturale. Basta. Tutto effetto naturale. Naturale di che? Dov'è sto naturale? Nes iš tikrųjų pabandyk tu surasti dabar natūralų žmogų, kuris irgi sako... Bet vadina naturale. Taip. Naturale. Aha, taip. Ko nekomentuosiu, nes nėra ko komentuoti. Pakomentuok. Andrius nenori komentuoti, kad jis šią sieną ištapė pats. Ir aš nustebau, iš tikrųjų, aš galvoju, tai buvo... Klausykis, plus šiandien viena klientė uždėjo porą taškelių, dar kita klientė, aš padariau, bet su pagalba moterų. Sakyk, turi kažkokią reikšmę? Čia paukštis, kuris saugo grožį. Tradiciškai klausiu šio klausimo. Ar Italijoje yra Dolce Vita? Ir jei yra, kuo jį pasireiškia tau? Aišku, kad yra Dolce Vita. Kodėl taip sakome Dolce Vita, nes italų yra Dolce Vita? Žinai, gal jinai kažkur sukurta, žinai, filmuose, iš filmų, bet ar tikrai, o kaip jinai pasireiškia tuomet, kaip jinai jaučiasi? Dolce Vita, plus dar patikslinčiau, Italian drama. Italian drama. Italian drama. Ir kaip tau pasireiškia ta Italian drama ir Dolce Vita tavo? Italų šalis, žmonės yra dramatiški, kitokių būdų šnekantis, aistringai moka mylėti, gal šiandien tavęs nekenčia, rytoj tave myli. Čia yra Italian drama. Nepastebėjai, kad čia aš vadinu Italian drama. Man irgi kas yra ne italai, kas užsuka, kam pasakoju, kaip čia yra gyvenama, kaip irgi sako, kaip jūs šiandien gyvenate dramoje. Viskas yra drama. Kažkas darbe atsitinka dramatiškai, taip, kažkas ten su transportu sustojo autobusas. Išsiaiškinti reikia, išsišnekėti. Taip.
Visko, drama, Italian drama. Čia kaip kalbinau vieną irgi gyvenančią lietuvę, gyvenančią Milane ir jinai sako, kad ten kažkoks atsitinka mažas dalykas, jie turi, pavyzdžiui, Zoom pokalbį. Ir visi ten aptarinėja pusvalandį tą mažą dalyką, oi, čia pavyzdžiui, metro sustojo ir nejudėjo ir visi, ir čia viskas Kaip įdomu. Ir tikrai visakai drama. Tai kaip tai jinai pasireiškia Dolce Vita tau? Dolce Vita, tai vėl grįžime atgal prie argumentų, yra oras, maistas, jūra, kalnai, žmonių lengvesnė atmosfera. Tas yra Dolce Vita. Tu ją jauti? Taip. Tu joje gyveni? Ir aš esu tas. Aš taip manyčiau, nes jeigu ne, norėčiau būti tuom. Arba tiesiog nieko neveikiam ir būnam namuose. Nieko neveikti yra nenodėmė. Teisingai. Teisingai. Dolce far niente. Jeigu dar neužprenumeravote mūsų kanalo, siūlau jums padaryti tai kuo greičiau. Čia įdomiai ir nenuobodžiai pasakojame apie gyvenimą Italijoje.